Vasario 16 dieną Kaune minint 97-asis Lietuvos valstybės atkūrimo metinės, kauniečius ir miesto svečius kartu švęsti kvietė specialiai šiai progai skirti renginiai. Kaip ir kiekvienais metais, Kauno studentai, moksleiviai bei visuomeninių organizacijų atstovai žygiavo nuo Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčios bei Kauno įgulos į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį, kur jau laukia minia tautiečių bei varpų muzikos koncertas. Iškart po koncerto prasidėjo iškilmingas minėjimas, Vyčio kryžiaus ordino vėliavos pakelimo ceremonija, gėlių padėjimas. Didelėmis lietuvių aukomis atstatyta nepriklausoma Lietuva. Kiek vėliau, istorinės Lietuvos Respublikos prezidentūros Kaune sodelyje vyko retro muzikos koncertas Atgyjanti istorija, kuriame dalyvavo grupė LG bei pučiamųjų sekstetas Brass Bravo. Skambėjo prezidento Antano Smetonos istorinė kalba, kuri trumpam leido prisiminti, įvertinti ir apsvarstyti, kas yra laisvė. Taip pat Lietuvos valstybės atkūrimo dieną kauniečiai turėjo galimybę nemokamai aplankyti Vytauto Didžiojo karo muziejaus ekspozicijas bei parodas.